Beje, šios trasas ilgis yra 60 pėdų, tai yra 18 metrų, 18 metrų 28 centimetrai, 8 milimetrai. Tiek turėtų būti sąžiningai atskaičiuota nuo starto iki finišo mūsų trasoje. Na ir šitas 60 pėdų atstumas yra naudojamas drago varžybose. Jis pasirinktas yra ne šiaip savo. Gerai, dar vienas šviesoforas ir dar vienas startas mūsų trasoje. Mindaugas Lukauskas pajudėjo pirmas, 3 sekundės 22 šimtosios reakcijos laike, nebuvo labai gerai. Ir Mindaugas Lukauskas šioje dvikovoje švenčia pergalę, 14 sekundžių 92 šimtosios bendras laikas, tai yra trasos įveikimas plus reakcijos laikas. Tiek oficialiai rodo mūsų laiko matavimo įranga. Na, o mes dabar jau laukime dar. Dominykas Jozėnas. Vat jis čia taip pabandė, kaip suprantu, pašildyti savo galinius varomuosius baltosios Audi ratus. Čia, žinokit, viskas vyksta pagal oficialų Lietuvos čempionato formatą. Ne tik reglamentą, bet ir formatą. Dažniausiai sportininkai atvažiavę į prestižą tą vadinamą, ar ne? Šildo ratus, ten taip užsuka padangas, kad Kazlų Rūdos aerodrome tai dūmai rūksta visam aerodrome. Tai vat aš dabar mačiau, kad Dominykas Jozėnas jau turi patirties ratų šildyme, kad tik buvo prasuktas galinės padangas. Na ir pirmasis startas. Štai taip, neblogai pajėdė Dominykas Jozėnas, jo reakcijos laikas yra 15 sekundės dalių. O finiše jėgas beveik susilygina, bet visgi matau, kad dabar finišavo Dominykas Jozėnas, bent jau pirmas, o oficialiai mūsų rezultatai rodo, kad nugalėti turėjo Dovydas Martinkus. Taip, Dovydas Martinkus. Jis trasą įveikė šiek tiek greičiau. Ja, tai dabar šiek tiek dar apie taisyklės, kad nebūtų marmalynės, ar ne, mano kalboje ir jūsų smegenyse. Mes oficialų rezultatą fiksuojame taip. Reakcijos laikas. Kas yra reakcijos laikas drage? Tai reiškia, kai užsidega žalia šviesoforo signalas, iki to momento, kada sportininkas paspaudžia gazo pedalą ir pradeda judėti iš vietos, ar ne, tas miegojimo laikas yra reakcijos laikas. Tai kuo greičiau sportininkas sureaguoja ir paspaudžia akceleratoriaus pedalą bei prajuda trasa, to jo reakcijos laikas yra geresnis, ar ne? Tai oficialus rezultato laikas yra sumuojamas, tai yra reakcijos laikas plus trasos įveikimo laikas. Bet kaip jau minėjau, Dovydas Martinkus nors ir pasirodė geriau trasoje, bet pramiegojo savo startą, todėl Dominykas Jozėnas švenčia pergalę šioje dvikovoje. Na, paplokime šią pirmą porai. Bendras laikas buvo 12 sekundžių 16 šimtųjų pas Dominyką Jozėną, Dovydas Martinkus 12:44. Viskas ten labai prie pat. Antroji pora, 9 starto numeris Tumas